Ir daugelis vakarėlių ir renginių yra dažniausiai, kaip ir sakiau, yra apie ryšį. Tai ryšys prasideda nuo bendravimo. Nebūtinai reiškia, kad tu turi kažką tai su to žmogum veikti jau toj sferai. O kas man veikia? O tai kaip suprast, kas veikia, kaip suprast? Pamatai naują žmogų ir gal simpatiją, ir nežinau kaip kas, ir nori su juo kažką išbandyti, kaip, tarkim, jie abu gal yra šiaip dominuojantis, o gal jie abu norės būti nedominuojantis. Kaip suprast, kur esi ir ką daryti toj situacijai? Tu labai gerai pasakei, kad pirmiausia ir pajauti simpatiją arba pajauti kažkokią chemiją. Tai daugeliai tai ir yra, kad mes pirmiausia pajaučiam kažką tai žmogų, kad mes jau galbūt norėtume arčiau būti. Tai nebūtinai ten tiesioginis seksualinis kontaktas, gali būti ir su juo. Čia jau nėra taisyklės, kad BDSM yra griežtai be sekso ir nėra griežtos taisyklės, kad BDSM tai būtinai seksas, su seksu yra susiję. Tai vėlgi, svarbiausia, kad jūs vienodai matytumėt ir suprastumėt, ką jūs darysite. O tai jeigu būtų partneriai dominuojantis, tai jie neturi jau ką veikti, ar turi? Kalbėt galim. Gali pasikalbėti, gal pasibandyti kažką, tai be abejo. Patirtimi.